Ne, dėmesys taip, to dėmesio niekada ir netruko, Gargždai nedidelis tas miestelis, tiesiog dabar dar didesnis dėmesys, visi pasinešęs, euforija, kaip krepšinio kokias varžybas gali jaustis, kažką darai dėl savo miesto, kažkaip, tas toks jausmas, nes visą laiką būdavo praeidavęs, tai aš ten žino, tų dainų klauso, o dabar tai, ta prasme, eina sveikina, tiesiog, tai, sakau, kitoks tas jausmas, tiesiog, kažką padaręs tikrai, jautiesi ir nesinori dabar, kaip sakant, pasikakoti ir tiek. Sakau, tiesiog, kad kaip grinai jaučiuos, kai Žalgiris koks žaistų prieš Rytą, ta prasme, net ne tai, kad aš šlovės, bet kad tu dabar kažką turi atlikti, ta prasme, iki galo padaryti, ta prasme, ne tai, kad pasiėmei, paleidai ten dainą, ten žiūrės tave, nežiūrės, klausys, ta prasme, tas taip neįpareigoja, o dabar, ta prasme, tu jau atsakingas už kažką esi. Ta prasme, ne tik tai, kad nuėjau dėl savęs, bet dabar dėl savo, kaip ir miesto. O, tai taip, tą merginalą mes jau labai senai, tai 10 metų ir 10-mečio progą mes, kaip sakant, turėjom savo vedybas ir, kaip sakant, kiekviena pora, galvoja, ten valsą sušokti ar dar ką nors, iš manęs ten toks ir šokėjas, tai aš jau buvau susiplanavęs, kad, padarysiu kažkokią dainą, tekstą parašysiu, nes per tiek metų tikrai yra galima kažkokią, tikrai istoriją išgaldenti, tai taip ir padariau. Parašiau tekstą, ir pagal tą dainą, kaip sakant, sušokom kas kaip mokam, aš tiesiog mikrofoną rankui laikiau, šokom, dainavau tą dainą, be abejo, jinai ne tik vestuvėm pasirodo savo prasme, tikrai gražią dainą sukūriau, kad jinai netgi populiari. Duoda, kaip sakant, apsižiūrėti greitai, jeigu, ta prasme, turi kažkokios drąsos kažkiek dar gali priprasti prie to. Jau taip, ne pirmas kartas, kai išeinu prieš didelę sceną, tik tai kamerų nebūdavo tokių, profesionalios kameros ir visą kitą, bet jų kaip ir nemačiau, todėl gal ir leido man būti tiesiog pačiam savimi. Nestebėjau ten, mane iš ten filmuoja, ta prasme, aš tiesiog išėjau, matau teisėjus, matau, ta prasme, žmonės, kuriems aš noriu atlikti savo dainą ir, kaip sakant, padariau tai, ką moku geriausia. Gyvas ten? Esu pradėjęs naują kurti, turiu dar ir savo be abejo bagažą kažkiek už savęs pasidaręs ir bus matyti. Eisim, pristatinėsim, jau pasakys tinka ar netinka. Užsišnekėčiau iš tikrųjų apie šitą visą, nes daug gyvenime etapų ir buvo vienam to ir sukos, ta prasme, aš praktiškai tai bėgau nuo to, tai mane vėl sugrąžino ir pas to, kaip sakant, nenorėdamas vėl iššokau į tas pačias rogės ir vėl aš repuoju, nes buvo etapas, aš jau ten nesigilinsiu, ta prasme, kada repavau ir tiesiog viską buvau metęs. Darbai, sakyta, ta prasme, būtinas tas toksai gyvenimas, ta prasme, pinigai, kaip sakant, daugiausia, mašinos ir visą kitą. Tai atėmė, kad, tiesiog gal laiko nebebuvo dabar, jeigu norėsi to laiko, vis laiką rasi. Protingesnis gal tapau su metais, jau 27 metai, tai nebe 17, ne 16 ir galvoju visai kitokia. Tai dabar žinau, ką aš noriu daryti ir tikrai, jeigu norėsiu, aš tam tikrai rasiu laiko. Kai būdavo iki to laiko, dabar pas manęs persiorientavimas. Aš migruojantis buvau žmogus, ne tai, kad nesu kažkur čia Gargžduose ir neturime vaikų ligoninės, kai sakant, jeigu gimsta, tai visi Klaipėdoj. Tai aš esu pats gimęs Šilutėje, augęs truputį Rusnėje, Šilutėje, vėl ir didžiąją laiko dalį Klaipėdoje ir vėliau į Gargždus esu perskrostas. Ir jau čia gyvenu nuo 15 metų, tai jau 17 kiek čia, 12 metų, gal, 12 metų Gargžduose, tai labai pamilau, o repuoti pradėjau praktiškai, ta prasme, Klaipėdoje, nes tenai tie mūsų, kai sakant, raudoni rajonai, kvartalai ir visą kitą, daugiau tų žmonių, kažkokios, kaip įsireikšti, kitokios panetkės visokios ir, ant repo. Buvo gal ir piktesnis tas repas toksai pas manęs, o vėliau, kaip sakant, Gargždai mane patį kaip žmogų pakeitė. Ta prasme, tiesiog mąstyti pozityviau galima buvo, kvėpuoti daugiau. Ir pas manęs tas repas pradėjo skirtis, kad aš jį norėjau padaryti linksmesnį, ne tokį, kokį kaip visi maždaug, ta prasme, daro.
Ir taip aš vėl įsivažiavau į savo, kaip sakant, roles. Ką anksčiau dariau tokį, kitokiai publikai, kai būdavo iki to laiko, dabar pas manęs persiorientavimas yra. Taip, manau, užlipęs, aš atiduodu save tiesiog, netgi būna užsimerki, netgi, ta prasme, atsijungia, ar žvalgaisi, ta prasme, matau visus, ta prasme, būna, netgi stengiu pasižiūrėti kitam į akis, ko anksčiau būdavo iš vis negalėdavau, dabar tai, ta prasme, malonu. Būna žiūrėti, jeigu matai, kad tau ten ploja, ar šaukia, ar šypsosi, tas emocijas ir, nežinau, ten per daug iš tikrųjų stengiasi negalvoti, bandai daug savęs atiduoti. Ta prasme, jo, bus akimirka, jeigu taip. Dabar mano visos mintis, aišku, čia vien, kad jau garždai man yra, kad jau čia, ta prasme, manęs tiek yra praklausę, dabar tai taip siekis, kad Lietuva visą norėtųsi, kad jau klausytų. O taip, kad apie pasaulį, nežinau, dar per anksti, gal tiesiog taip netgi svajoti, žiūrėti, kas bus toliau, tada galėčiau gal ir pasakyti. O dabar tai tikrai Lietuva, jo, dabar šiuo metu tai taip. Labai tektų pavažinėti arba pagyventi, bet įsimylėjęs esu be galo, ta prasme, čia tiesiog reikia pabūti, kad suprasti, čia labai gal pasakoti, nežinau, apie politikas visas, gal reikėtų net pradėti veltis ir taip toliau, nes jas tiesiog reikia pamatyti. O mano garždai, nežinau, aš tiesiog didelę meilę jaučiu garždams. Tai jeigu ar tektų kažkur, tai nežinau, dėl kažkokios karjeros ar ką taip, gal aš šitą prasme ir išvažiuočiau, bet dėkim, ta prasme, vaikų, jeigu auginimo, ta prasme, matau tik tai garžus, ta prasme, nes čia tiesiog fantastiškas. Jaunimas tas pats išauga, ta prasme, ne taip kaip visur, ta prasme, jie visai kitokie, kaip jiems viskas yra įdomu, ta prasme, ir jie socializuoti gal labiau, ta prasme, nėra tos tokios gatvės labai didelios kultūros čia, bet, nežinau, sakau, vaikus ideali vieta auginti. Ir pačiam augti yra nuostabu. Mūsų parkas, kur gamta. Gerai, pirma, tai aiškus jaučiu Ežys. Tai čia parke pas mūsų. Be abejo, viskas gamtoje, laiptukai ant prie slėnio, be abejo, ten šaltinėlis, trečia vieta, galiu sakyti, viskas mūsų parkas, kur gamta. Atvažiu. Tai 10 metų jau, ta prasme, įpareigoja. Nebuvo, ta prasme, pas mus to, kad mes labai jau ir, ta prasme, reikia. Mes visai jau tiek metų, ta prasme, pragyvenom, vieni skiriasi, kiti ne, ta prasme, arba tokies, arba skiriasi. Mes susitokiam, mylim vienas kitą, tai kodėl nesitokti? Aš siekiu ne to, kad apie mane kaip jaunikės, man patinka, kai mano dainų klauso, ta prasme, man nereikia būti kažkokį sekso taloną ar dar kažko, ta prasme, aš noriu, kad eiti per dainas, kad galėčiau duoti kažką kitokio, ta prasme, ne tik, kad ten mergaitės galėčiau drėkinti ir taip toliau. Mokintis ten nelabai kaip mokinausi, linkėjimai visiems mokytojams, ypač Daugėlienei Gargždų.